Nu, kun žvėja, labdein, kapy, aš žvėjojat, aš važiavau, nu, pamėginsiu atidaryti, galima sakyti, sezoną aukšlių. Eik, tarpužė, pernai nebuvau, užpernai buvau, reik pasigauti man aukšlikių, nes reiks gaudyti važiuoti lašišų. Galėtų šiaip nusipirkti, bet aplinkui šalia manęs pirkti nėra. Arba reikia Švedijos siūst, arba dar kažkur. Tai šiandien tokius biškius susimiečiau reikaliukus darbę ir dabar 3 valandas leku iki vienos vietos, kur dažniausiai gaudau. Gal pavyks vien kitą aukšlelį pasigauti. Nes kai atšal biški vanduo, jos pasirodo, bent jau čia pas mumis Lietuvoje kažkaip paprašiau kiekvienoj ūdroj aukšliui. Nu gal čia ir tik ieškoti reik Danijai. Velnice, manęs klausti kažkada, kaip aš renku žvejybinės vietas, tai arba renkies taip, kaip tu jas pamatai kur nors važiuodamas pro šalį ir paskiau šnipinėjai per Google Maps, kas tam prūdėjai, arba iš draugų kažkas jau ir, kurie daugiau žvejoja sausumoje, pramušia, kaip sakant, tos vandenis. Yra nežvejo. Va, bet dabar lekam tiesiog iki kanalo, kur susijung du ūdrai, prūdai. Ir ten būna aukšlių. Biški pasišėriu, kad pradėjo virt vandu, greitai pakuoti meškerę, bandyt pagauti aukšlę. Man tai daug vyrai matau. O, prašau. Čia judesys čia jų pilnas. Iškart metu jas į sūrų vandenį, kad mažiau greičiau nugaištų ir nusidaužytų. Ir paskui, kai ant jų pagausi lašišas, daug smagesnis malonumas. Pilnas procesas. Daug žmonių vidury savaitės labai gerai yra žvejot. Vėliau tik tai biškį atsirasiu daugiau tų žmonių, nes kas važiuos su kajakais plaukiot. Biškį perlaužu galvikę, kad mažiau daužytusios. Jau kokia maža. Lietuvoj lašišininkai, kas aukšliam žvejoja, turi problemų, nes Lietuvoj jos per didelės, o čia kartais būna per mažųjų. Mes gaudom visokias, paskui atsirenkam. Biškį pergyvenau, galvojau, gal bus per anksti pradėti jas gaudyti, bet žiūriu, kad pats tas šiandien jos, nes yra buvę dienų, kad atvažiuoju iš vis nieko nepagauni. Biškį apstoja kibti, tada vėl įmeti biškį ką nors va. Ir vėl jos ima. Undskyld, jeg har ikke set det. Det er ingen problem. Det går bare videre. Aš kaip visą laiką išvaręs, beveik nepasiruošęs, sugalvojau po pietų, bet, kaip sakant, atsipirks man kelionė čia malonumų ir džiaugsmų ir viskuo. Reikia žiemos sezonui kokį 500 turėti. Ne. Nu 300 kokius gal. Žiūrint, kiek žvejos. Vienai žvejybai apie 20 reiktų turėti. Tai kiek žvejybų? 10 žvejybų išvažiuosi, po 20, tai 200. Skaičiuokit, kiek pagavau. O dar katinų reik parnešti. Labai sunku pagauti. Tukšt, trikšt, paspaudžiu galvikę nervą, viso. Toliau. Aukšlikės.
žodžiu, aš žvejoju, o paskiau aptarsim visą žvejybą, nes daugiau čia nėra ką rodyti, kimba ir viskas. Leidi vieną po kitos, kol nepriplauks kokių ešerių ar dar kažko. Reikia naudoti sprogą. Da toks neblogas dydis, nei per didelės, nei per mažas. Afigienai. Afigienai, aš sakau, čia tokių dienų nedaug būna. Tik čia. Kokia mažylytė. Paleisiu tą mažytę, man tokios nereikia, tegu plaukia čia. Svarbu, kava per delną, šiltų gerai būtų. Nebėjom kablę. Kaip keista, aš pasakysiu iš jums. Ant balto nieks nieko neėmė, ant raudono uždėjau dziką iš karto. Tin. Labai darininkai parlė gyvait. Vakarsi. 5:30. Nu tu pašvilpauki berniuke ant Suvalkijos lygumų ir tu pagauki dar vieną aukšlę. Jau pašaro nebeturiu, bet va čia žiūriu pilną plaukę po kojom mano žuvyčių. Aišku, jūs nematysit per kamerą, čia reikia ND filtrą, bet va, aukšlytės. Fantastika. Fantastika, prisišėriau turbūt jau, dabar jau jos apriima, taip ramiai dabar savo. Toks vaizdas, kad prieš tai buvo žiauriai išalkusios ir puolė vis dabar taip čiong iš palengva savo. Ir va, čia dar pažvėjausi pusvalanduką, kol kimba. Ir toli net nereikia mesti, čia reikėtų metrinės meškerikės, nes pilna žuvyčių matau, čia plaukė. O pasiėmė burnikę. Pasiėmė, bet neneša, kaip jis įdomi, kai vat matai. Matau švienuką, matau penkiuką. Pukštva. Gražus. Ką aš galiu pasakyti, chebrytė, esu pats save švelniai nustebinęs. Tikrai nemažai pavyko pasigauti, tuo tiksliai sužinosim kiek. Ir biškį stalą turi apsišnirkštis, reikia susitvarkyti ir turim va tokius kartoniukus, čia uždėsim biškį ant kartoniuko šito ir užvakumuosim viską, kad tiesiog šviežios būtų geros. Tai pradžiai tiek ir einam biškį darbuotis. Taip kaip panašiai tikėjaus, tiek panašiai ir tikiuosi, kad yra. Tuoj paskaičiuosim. Aš sudedu, galvoju, normaliai vakuumą suspausiu, bet vakuumas man jisai nespaudžia. Nu kaip, vakuumas spaudžia, bet aš nespaudžiu, nes tada iš žuvies pradeda šūdą bėgti. Tai aš tai biškai tik tai, kai jau pamatau, kad žuvis pradeda spaustis, įjungiu, kad užvakumuoti ir tikiuosi jos išliks šviežesnės, taip sakant, skanesnės. Va. Galiu jums pademonstruoti, kaip darau, čia vat yra dar to, paspaudžiu vakumuoti ir tada jau matau, kaip pradeda trikšt, išjungiu.
Va, tikšt. Ir jos taip gražiai. Biški tokia lengva vakuumalė gaun, bet stipriai nesusispaudžia. Labai geras vakuumavimo aparats, prieš keletą metų pirkau už, man atrodo, 30-40 eurų. Tai tarnauja nuostabiais man. Toksai darbinis mano žvejybai, kai kelias dienas žvejoju žuvisus turkai. Va. Truputį. Taip. Vos nepražydavo kraują prie spaus. Bet gerai, savo sultis labai riebės šujas. Aš nesuprantu, gal dėl to, kad drusko žiauriai įvariau aš į bliūdą, kai žvejot pradėjo kipti. Kad biški jos įgautų tokią spalvą, melsvumą, tokia matas, tokias labai fainas. Ta druska biški labai padeda. Nu ką, paskaičiuojam, kiek yra iš viso žuveliokų. Aš pamečiau skaičių be dėdams. Tai žiauriai gražiai atrodo viskas. Nu visai neblogai gavas. Gerai atrodo čia. Taks. 1, 2, 3, 4, 15. 100 kem 5 žuvikės. Galvoju, bus apie 100 džiaugsias. Iš 2, kadangi aš skaičiuoju, jeigu pasiėmė žvejybą, aš žvejoju su 12 meškerių, pasiėmė žvejybą 20 žuvų, tai aš manau kokį apie grubiai 10 žvejybų. Jau gerai, dar tiek pat prisigaudau ir man va, sočiai. Juhu! Tai ką jaunimas, šiam kartui tiek, apie aukšlikės, nieko čia ypatinga, bet šiaip, fainiai.